Tai Užmiršau žodžiu, paspausti. Atsiprašau, labai užmiršau paspausti įrašą, bet tik pradėjom, tai viskas tvarko. gerai. Tai žodžiu, fraktus lotyniškai reiškia yra sudarytas iš dalių, detalė, frakcija, tai yra detalė. Ir, žodžiu, va, tokiu būdu šitas metodas vadinasi fraktalinis piešimas, todėl kad piešinys jisai atspindi visumą. Tai yra mūsų didžiojo gyvenimo medžio mažytis lapas. Reiškia, tą piešinį nupieštą tam tikrų būdų galima perskaityti ir jame glūdi informacija apie nupiešusi žmogų. Tai va čia ta paslaptis labai gražiai atsiskleidžia, kad pakeitęs detalę gali pakeisti visumą. Jeigu klevo lapas yra vienoks, tai medis atitinkamas. Jeigu ąžuolo lapas yra toks pailgesnis, tai aišku ir medis yra kitoks. Lygiai mes keisdami savo detalę, šiuo atveju piešinį, galime irgi padaryti tam tikrus pokyčius savo gyvenime. Na, tai trumpai maždaug, kas ta fraktalinio piešimo technika, nors tai tik tai pradžia. Taip, tai labai ačiū už pristatymą. Ir aš dabar taip greitai nerasiu, gal tu turi, pavyzdžiui, parodyti pavyzdį, kaip atrodo mm, fraktalai, nes mano tai visi suslipti, sudėti. Va, čia yra tas vadinamas diagnostinis. Teisingai. Taip, taip, diagnostinis piešinys, apie kurį ką tik kalbėjau, tas didžiojo gyvenimo mūsų mažytis lapas. Na, jisai piešiamas tam tikrų būdų, tai yra, kad užsimerkus, todėl tam, kad protas netrukdytų. Va, tai gaunam spontaniškai sukurtas linijas ir paskiau gautą visą, reiškia, šitą dalyką spalvinam spalvotais pieštukais. Tai nuo va šito ir pradėsim ir grafinių piešinių kursą, nes, na, šitas piešinys parodo, kokioje būsenoje piešintis yra šiuo metu. Aha. O jeigu, pavyzdžiui, va aš kaip šiandien tau atsiunčiu, ar ne, nebespėjau nuspalvinti ir atsiunčiu tik tai nupieštą su parkeriu, ar ne, ir nieko daugiau nespalvinu, suprantu, kad pagal spalvas gerokai lengviau pasakyti, nežinau, kur yra tas žmogus čia ir dabar, ar ne, nes ten spalvų deriniai, paspaudimai, šiaip ten spalvos turi savo reikšmės. O jeigu vat, nenuspalvinu, ar galima kažką pasakyti apskritai apie... Nu, nei sunkiau, nei lengviau, tiesiog yra piešinio bruožai ir kada piešinys tik tai linijos, tai tų bruožų mažiau. Kada mes jau turim spalvas, jų derinius, kaip tu minėjai, paspaudimą, tai ta prasme, kad taip mes galim kur kas pilniau charakterizuoti žmogaus būseną ir vidinės aktualias, reiškia, kažkokias sroves, kurias teka žmoguje. O iš linijų taip pat yra nemažai galima pasakyti, pavyzdžiui, apie piešinio kompoziciją, apie jo linijas, plotelių dydžius, piešinio formą. Tai visai yra nemažai, jau 4 sakiniai beveik. Kur čia tas mano šiandienos piešinys? Ar tu rodysi skaidrę, ar man pasirodyti dalyviams, vat ką aš šiandien tau nupiešiau? Jo, skaidrės aš kažkaip neparašiau, gal Tai tu nieko. parodyk arba kažkaip gal turi kažkokias techninės priemonės. Na, matot, tiesiog, kaip ir sakiau, užmerktomis akimis nupiešta struktūra, kaip čia pasakyti, Taip. sugadintas lapas, bet iš tiesų įgudusiai akiai čia daug kas matosi. Na tai va, tai iš tiesų vertinami piešinio bruožai, kaip minėjau, ir dydis, forma, linijų charakteris, plotelių dydis, paskiau visos spalvos, kaip jos išdėstytos. Ir tai, už tai nėra burtai, tai yra tiesiog, kad tai yra bruožai, kuriais remdamėsi mes kažką tai teigiam. Tai ką dabar apie Justės piešinį galima pasakyti? Kad jis yra visų pirma centre lapo, kas tikrai gan retai pasitaiko diagnostiniuose piešiniuose, tai reiškia, kad iš visų lapo kraštų yra maždaug vienodai. Gal šiek tiek į apačią daugiau, kiek man matosi vat nuotraukoje, gal šiek tiek į apačią labiau. Tai rodo, kad, na, apatinė lapo dalis rodo, na,
pareigas, sakysim, įsižeminimą tam tikrą. Tai rodo, kad Justė turi daug darbų, yra atsakinga labai ir, žodžiu, žodis reikia šiuo metu yra svarbus. Dėja, bet taip. Piešinys linki Justė daugiau lengvumo ir įkvėpimo, pati kompozicija. Pasidžiaugti tuo, ką jau jinai padarė iš visos to, ką jinai taip daug daro kiekvieną dieną. Tai va tas nusileidimas reiškia gal trupučiuką tokį ir nuovargį, ir tų pareigų gausą. Tai va. Toliau piešinio forma, jinai nėra tokia visai aptaki, kad būtų apibriešta, kaip sakysim, televizorius ar net. Mhm. Turi tam tikrų įsikišimų, bet tokių nėra, kad labai nutoltų nuo fraktalo kūno, kad kažkur banguotų į tolį, kokia tai uodega atsiskyrus nuo viso fraktalo kūno. Bet yra, nu, tokie išlindimai nedideli kaip matom viršuje ir kairiai pusėje toksai tai kampinis įsikišimas. Na, tai rodo, kad Justė yra pakankamai kūrybiškas žmogus, bet iš kitos pusės ir labai konkretus. Nes pusė fraktalų yra, nu, kaip ir aptakios formos, o pusė yra su uodegėlėmis. Bet tos uodegėlės daugiau galbūt yra į viršų, tai rodo, kad Justinai moka pasidžiaugti tuo, ką jinai sukuria. Tai yra, nu, puikus bruožas žmogaus, kuris geba kurti vertybės. Nes jeigu O, sukūrėm ir patys įsivertinam, kad tai yra gerai, tai ilgainiui tai ir kiti pagauna. Ir tokiu būdu, vat, kaip ta vertybė atsiranda, ar susimastit kada. Tai prasideda nuo žmogaus, ką jis daro ir jo požiūrio į tai. Na va, tai žodžiu universalumą visur pirmą rodo Justės, kad jinai gali būti ir konkrečias užduotis puikiai atlieka ir taip pat yra kūrybinga ir tai tikrai daro su vėjeliu, kaip čia pasakyti, su ta gera intencija, gera nuotaika. Na va, toliau linijos. Linijų yra tikrai įvairių, matom, kad ir tiesiai prabraukta, ir taip šiek tiek linijos sukasi, banguoja. Tai paprastai linijos kokios būna tiesios, banguotos, susuktos. Tai pas jūs tai yra visokių linijų, tai rodo vėlgi universalumą, kad tikrai tos tiesesnės linijos, tokios jos nėra autoritarinio charakterio linijos, jos taip trupučiuką linksta. Bet taip linksta, net ne tai, kad tiesiai būtų. Tai, na, rodo, kad jūs siekia tikslo, kad geba pastovėti už save, už savo nuomonę, įsitikinimus, bet taip pat yra pakankamai jautri ir empatiška ir diplomatiška, nes yra ir banguotų linijų. Čia pagal situaciją, pagal situaciją. Kažkokių labai aštrių kampų tokių yra keli viduje. Matosi, kad tiesiog yra aštrus kampas nupieštas, tai šiek tiek matosi vidinės įtampos, bet jos, nu, kaip sakyt, nėra kritinis kažkoks tai taškas, nes dirbantis žmogus kažkiek jis vis tiek patiria tos įtampos, bet to mes, nu, neįtume į priekį. Bet vis tik reiktų atkreipti dėmesį, kad ir poilsis būtų pravartu. Na, kas toliau dar galima pasakyti iš nenuspalvinto piešinio, tai plotelių dydis. Tai, nu, ten, aišku, yra visas mokslas, kaip tos plotelius atskirti, gal iš ekrano ar iš telefono, tuo labiau ekrano sunku suprasti, kur čia didelis, kur mažas, bet, aišku, to galima mokintis skaitimo, kas turit poreikį. Ir mano knygoje taip pat yra aprašyta ir spalvų reikšmės, ir va šitie bruožai, kur mes kalbam. Na ir žodžiu, plotelių dydžiai kokie. Tai yra ir mažesnių, ir didesnių, o tokių labai didelių, tai gal tik tai kokie 3. Ir aš charakterizuočiau, kad dominuoja vidutiniai ploteliai, mhm. daugiausiai vidutinių yra. Mhm. Tai rodo, kad, nu, Justė yra analitinio mąstymo. Ir puikiai darbuotoja, jau taip galima Kur mano pasakyti. vadovė linkėjimai? Ir čia tu pati savo siunti linkėjimus, ne? Nes tu pati savo ir esi vadovė, taip? Nu, aš išėjus ir į darbą jau dirbti. Jau. Ai, rimtai? Taip. Mhm, supratau.
Na va, bet taip pat matosi, kad mažų plotelių, tai maži ploteliai atspindi nu tą tokį nugrimzdimą į save, gebėjimą gilintis. Na, bet o didesni ploteliai rodo tą atsiverimą ir didesnį, nu, kaip sakyti, dėmesį išoriniams kažkokiems tai procesams, galimybėms. Tai daugiau rodo dabar justi susitelkimą ties šiuo momentu, ties tuo, kas vyksta dabar ir ką reikia dabar padaryti. Nes vidutiniai dominuoja. O Mhm. yra visokių, reiškia, yra tos galimybės, bet šiuo metu akcentas yra būtent šis momentas. Na va, ką dar čia galima pasakyti iš viso šito? Mm, Ploteliai, linijos, pati linija užtikrintai nubrėžta, sakysim, nėra pertraukimų, kažkokių tai tokių netolygumo. Tai, nu, irgi rodo, kad, na, ta gyvybinė jėga pakankamai galingai pulsuoja viduje ir, žodžiu, žmogus eina į priekį. Na, va, taip trumpai nes nematom nei kaip spaudžia pieštuką, nei kaip spalvina, nei kokias spalvas, kokiam spalvom teikia prioritetus. Mhm. Bet visą tai sužinosim kurso metu, nes jūs taigi ir nuspalvinsit tie, kas Jo, galbūt aš gausit. žinai tik tai ką dabar, va taip laikydama, prieš tave žiūrėdama, pamačiau, kad čia yra širdelė. Tai va ją aš turbūt bandysiu sąmoningai, nu, nusispalvinti. Mhm, Nu, mhm. taip. Tikrai labai įdomu tyrinėti, kokie tenais būna objektai tame piešinyje, Mhm. nes jų ten begalė, knibždėte, knibžda tiesiog. Tai irgi turime Ir jinai į kursą. priekį yra. Nes, nu, kai dabar taip Taip, apvertus laikau, taip. tai kaip į save žiūriu, tai dešiniai pusė gaunasi. Kaip man? Dešinėje, tai tie zonai pas tave eini. Bet tu, jeigu paieškotum, tai tu gali ir daugiau rasti. Žiūrėk, Širdelė? ten kairiai viršui toks beveik angeliukas yra Yra, matau. sparneliais. Taip, matau. Oi, koks tai gražus. Nu, tik veiduką gražiai reikia Aha. įpiešti. Nu, Nu, mes jau gražų čia fraktalą. pasidavėm į meninę piešinių Taip. kryptį. Va, koks yra e, platus fraktalų metodas. Ar ne? Vat jau Taip, kiek vien tu pasakėjai apie minutės laiko pieštas linijas, nes užsidėjau minutę ir piešiau. Tai o kiek dar pasako, kad kuomet tyrinėjai spalvas, ar ne, ten jų tuos ir derinius, ir kokioje vietoje, ir ten nu, visko. nes, Labai kaip labai sakėm, va, daug. nuspalvinta štai taip Nu, atrodo. Tai va. vat, visa tokia. Iš tiesų yra labai malonus procesas spalvinti. Tai labai meditatyvus procesas. Daugelis piešiančių pažymė, kad tampa ramesni, harmonizuoja save po darbo dienos ar po kažkokių neharmoningų įvykių, geriau miega. Tai nėra kažkokių tikslų pasiekimas, bet tai yra gyvenimo kokybės, reiškia, gerinimas, aukštinimas. Jo. O Brigita, vat, pasakyk man, prašau, kuo skiriasi vat, paprastas ar ne, kaip čia, diagnostinis fraktalas nuo grafinio, nes mes turėsim sausio, matai, kažkodėl sausio, balandžio 22 dieną startuoja kursas grafinių fraktalų. Ir kuo skiriasi vat, nuo paprastų, galbūt jau tikrai yra, jau aš kiek žinau, tikrai nemažai tavo mokinių, kurie baigia tavo kursą diagnostinių ir nefraktalų ir meninių ir kokių mes labai daug visokių piešiam ir sveikatos ir vat radosi dar grafiniai fraktalai. Tai ka, kas yra kitaip? Na, šis metodas buvo visų pirma sukurtas kaip diagnostinė priemonė, kad per trumpą laiką būtų galima nu, vat, pamatyti, nusakyti, reiškia, žmogaus būseną, nes yra klausimynai, ten yra visokie ten testai, dažniausiai žodiniai, o čia tiesiog spalvos ir, kažkaip galima galbūt net ir daugiau pasakyti per tas spalvas, ko, gal ir tokių žodžių kartais negali atrasti, reikia ilgai kalbėti, kad galėtum ką nors pasakyti. Nu, žodžiu, kaip diagnostinė priemonė.
Bet kadangi yra diagnostika, tai norisi ir korekcijos. Tai yra, kad jeigu jau atrandam, kad ten yra nerimas, įtampa, sakysim, kažkokie santykių, kažkokie tai neharmoningi aspektai, tai nu kągi su tuo daryti. Tai yra siūloma, jeigu jau, nu, pamilo tą metodą piešdami diagnostinį piešinį, kad, nu, pagalvojat, kad galbūt man patiktų, tai tada yra galimybė padaryti vidinę korekciją spalvų ir linijų pagalba. Tai klasika yra 21 piešinys. Tai čia įskaitomi va tokie va diagnostiniai piešiniai, kurių daroma Mhm. keli, ir korekciniai atliekami jau nu, tam tikrų rekomenduojamų būdų, kur yra am, ten korekciniai spalvų deriniai, pastangos pakeisti savo raštą liniją. Ir klasika yra 21 piešinys, kuris vat, yra spalvingas, nuspalvinti tie ploteliai skirtingomis spalvomis. Tai jo tikslas - diagnostika ir korekcija, reiškia vidinės būsenos. Ir šitas nekintančiai yra pagrindinis dalykas, metodo šerdis ir nuo to vertėtų visada pradėti. Bet, nu, suprantat, nestovi niekas vietoje. Taip. Ta prasme, metodo autorė Tanzilė Polujaktova dar yra gyva, iki šiol kuria ir jinai nuolat atnaujina metodą. Nes tam, kad pasiekti nu, rezultatų piešiant, reikia nu, tą piešinį paveikti, nu, padaryti jį kitokį. Taip. Ir ką tai reiškia, metodo autorė per eilę metų kaip čia pasakyti, išrado, sukūrė, kaip paaiškinti metodiškai žmogui, kaip kitaip piešti. Na ir tas metodas vis sunkėjo, vis ten visokių niuansų atsirasdavo ir sunkiai išpildomų dalykų atsirasdavo ir mes kas kart susitikdami su autoriu, galvojom, nu dar ką užkraus. Ir staiga jinai sako, žinai, aš nutariau padaryti palengvinimą, nes ir vaikų daug piešia, ir tokių žmonių, kuriems tikrai yra sunku susikaupti. Ir sako, aš nu, vat, nu, padariau tokį, reiškia, sukūriau tokį tą grafinį ciklą, kuris nu, tarsi yra palengvintas. Mhm. Ir jį sudaro būtent 12 piešinių ir jie yra grafiniai. Tai yra, kad nespalvinama pieštuku jau tie korekciniai Mhm. piešiniai, jau tie keičiantis mūsų situaciją Taip. piešiniai, bet yra užpildoma grafiniais visokiais elementais. Ir jų užtenka 12. Šitas ciklas yra nu, gan naujas, jisai rekomenduojamas pradedantiesiems arba giliai besidomintiems metodo galimybėmis. Jis yra toks kaip papildomas. Va, bet autorės mokinės, artimos jos mokinės, dalyjosi savo patirtimi, kad jis yra veiksmingas, iš tiesų detaliai apibūdino pokyčius ir jie tikrai nei kiek nenumenksta prieš 21 piešinio ciklą. Mhm. Patrauklu tai, kad jis yra trumpesnis. Iš pažiūros jį gal lengviau padaryti, nes atsit nereikia spalvinti, bet patikėkit, bus Yra ką reikalų. veikti. Bus ką veikti. Štai pavyzdžiui, toks piešinys, kur gal ir matėte, taškeliai, tiesiog taškeliai. Mhm. Bet tai čia tu po Taškeliai. apačią nuspalvinai su pieštukais ir paskui dėlioji taškelius, teisingai Ne, suprantu? ne, ne, čia yra balta, bet čia gal ta spalva duoda taškelių. Ai, žinok, atrodo, kad... Spalvoti rašikliai čia yra. Okay. Spalvotais rašikliais daroma. Va, ir tikslas tas, kad, na, sakysim, tai yra rašymas, nes plaštakos mankšta, nu, kai rašomas dailyraštis, kai kažkokie yra neįprasti pirštų judesiai, tai nu, lavėja ranka, smulkioji motorika ir jinai be abejo yra susijusi su smegenimis, jų veikla. Nes judanti plaštaka, judančios smegenis, tai yra gyvesni mąstymo procesai, gebėjimas priimti, reiškia, sudėtingose situacijose teisingus sprendimus, apibendrinti informaciją. Žodžiu, taip pat tokios rankos pratybos, jos būtent veda į tokius labai nu, reikšmingus dalykus, ypač šio laikiniam pasauliu, kur tiek daug visko
Ir svarbu ne tiek, kad žinoti, atsiminti, kiek visą tai, nu, suprasti, apibendrinti, išsigryninti, atskirti, kur tiesa, kur ne. Tai va tas rankos darbas, jisai, vat, kaip tik prie to labai prisideda. Aha, Tokia prasmė yra šito ačiū. ciklo. Mhm. Tai va ir pakeliui kiekvienam yra labai skirtingas efektas to piešimo, nes nu, kiekvienas mes į tai ateinam su skirtinga situacija. Vienas turi daug patirties, kitas mažai, vienas jau labai kažkur giliam konflikte su savim ar kitais, trečias serga, penktas tik pradeda gyventi, kvėpuoti ten, visi skirtingo amžiaus, tai rezultatai irgi yra skirtingi. Kai kam jie labai matosi, kai kam labai asmeniški. Tai vat, įdomu, kaip su Mhm. jumis. O tai, tuo bandau dabar viduj susivokti. Tai, pavyzdžiui, dabar tas, kur vyks kursas, kuris startuoja balandžio 22 dieną, ar ne? Mhm. Tai Mhm. pirmą nusipiešim tris diagnostinius, teisingai Taip, suprantu, taip, pagal taip, tą seną, nu, tą taip, klasikinę taip, čia, techniką, taip taip. vadinkim. Diagnostinius jisai, va toks jisai ir yra. Taip. Ok. Ir tada plus 12 tų korekcinių jau pagal tą naują metodą ten ar taškeliais, kvadratėliais, ar kaip tenais, nu jau pasakysi, ar ten, nežinau. Devyni, A, nes 9, trys tai iš bus viso. diagnostiniai Supratau. ir devyni korekciniai. A, taip. Mhm. Ir po to dar padarysim vieną pabaigoje va tokį testą, kad palygintume, kaip Kaip, buvo pradžioje ir kaip yra nu, po viso pabaigimo. Labai įdomu. Vat kaip tik mes turim klausimų porą, tai Mhm. vat klausia mūsų klausytoja, kuo skiriasi neurografinis piešimas nuo fraktalinio piešimo? Na, vizualiai šitos dvi technikos tikrai panašios, bet turi esminių skirtumų. Tai fraktaluose linija yra piešiama užsimerkus ir visiškai laisvai. Neurografijoje ta linija yra patentuota ir jinai piešiama tam tikrų būdų ir atsimerkus. Tai čia toks skirtumas. Na ir sakysim, gal pačios idėjos skirtumas, nes kiek aš nu, nesu labai daug su neurografija susidūrus, tai yra nu, pastovus kažkoks tikslų siekimas, savęs reiškia mobilizavimas tam tikrų užduočių pasiekimui. Čia daugiau toks yra savęs, fraktaliniam piešime savęs tyrinėjimas, labai toks švelnus reiškia įėjimas, kaip čia pasakyti, ten, kur jautiesi geriau, koreguoji save, savo būsenas, žodžiu, tai yra nu, rūpinimasis savo vidiniu pasauliu. Ne tiek tų tikslų kėlimas. Aišku, yra tokia rušis piešinių fraktalinių, nu, kaip noro išpildymui, bet tai yra visiškai atskira technika. O šiaip tai yra savęs pažinimui visų pirma skirti fraktalai ir savęs tobulinimui, bet jokių būdų nestumimui. Fraktalai gan ekologiški žmogaus atžvilgių. Tai korekcijos paprastai efektas būna, kad tu gauni tą efektą, kuriam tu esi pasiruošęs. Va. Nu, tai toks kažkaip tie, kurie grįžta iš Mhm. neurografijos į fraktalus, paprastai ilgisi va to reiškia ryšio su savo vidiniu pasauliu, tos meditacijos, kuri teikia tie fraktalai, kad tai nu, yra gilesnis savęs tyrinėjimas, va, negu kad tas išorė ėjimas su savo tikslais, sakysim. Nu, sakau, aš nelabai Mhm. susipažinu su neurografija, tai negaliu taip labai detaliai lyginti. Bet Turim reikia dar vieną. išbandyti ir Oi. pasižiūrėti, kas jums yra artimiau, o galbūt tam tikrais etapais vieną ir kitą techniką Taip. naudoti. Taip, Turim dar vieną komentarą, klausimą. Taip, Oksana rašo, man atrodo tavo mokinė, jeigu aš gerai pamenu. Aš, galimai. aš jau esu įlipusi į šį nuostabų linijų pelkyną, vietą, kur viskas persipina, kartojasi ir atsiskleidžia netikėtais kampais. Kartais jis atrodo painus, kartais stebėtinai aiškus. Čia kiekviena patirtis turi savo atspindį, kiekvienas jausmas savo gylį. Tai kelionė ne
tiesiai pirmyn, o į vidų, sluoksnis po sluoksnio. Ir būtent čia prasideda tikrasis pažinimas. Visus kviečiu pabandyti įžengti ne tam, kad iš karto suprastum, o tam, kad pamatytum. Galbūt šiame rašte atpažinsi kažką labai savito, labai savo, kažką intriguojančio. Oksana, ačiū labai, galime nusifotografuoti ir dėti Tikrai kaip tokie gražūs žodžiai. labai, Ačiū labai, labai, labai ačiū. Oksana. Mhm. Jo, man tikrai pamenu, kad pas tave Taip, dvi mokėsi. Oksanos yra, bet iš rašto žinau, kuri čia nais. Labai, labai, labai gera. Tai ką dar norėtum pasidalinti būtent apie grafinius fraktalus? Ką turėtų dalyvės, tarkim, ar dalyviai, kurie, vat, nes jau tuoj, kitą savaitę ar ne prasideda, ką turėtų žinoti ar pasiruošti kažkaip tai specialiai tam kursui? Ar niekada nepiešiau ir nežinau, ką man čia reikia turėti ir ką daryti? Nu, visų pirma, tai reikalingas noras išbandyti. Va, truputį laiko reikės, bet žinot, kai nori, tai tas laikas jisai atsiranda. Čia tikrai neužims ten kažkokios didelio laiko jūsų netims. Na, piešti tikrai nereikia mokėti, nes tikrai visos linijos, tos karkaso, kaip čia vadinamosios linijos, bus piešiamos užmerktomis akimis. Tai jau čia nurimkit, tiesiog tai yra tos linijos, kurios atspindi jūsų vidinį emocinį krūvį. Kaip jau ta ranka eina, taip ją ir leisim eiti lape. Na va, ir reikalingas popierius, sakė, tvirtos formato, kurio tikriausiai jau turit daugelis tikrai namuose. Ir spalvotų rašiklių rinkinio reikia tokio, kaip pasakyti, 12 geriausiai spalvų. Bet jeigu turite mažiau, sakysim, 6, tai irgi tiks, nes čia tos spalvos nėra taip svarbu, kaip, pasakysim, tam 21 piešinio cikle, bet, tam tikras spalvotumas to piešinio pageidautinas, kad šalimai esančiai plateliai turėtų būti skirtingos spalvos tą grafiką užpildyti. Tai va tie geliniai rašikliai, kurie tikrai patinka, kaip jie piešia, sakysim, bet aš čia turiu tokius, atsisiunčiau iš internetinės parduotuvės, bet aš Čia manau, kad gėlinė, jie ar ne? lengva. Kaip? Čia gėlinė, ar ne? Kaip geliniai tokie, Mhm. tiesiog kaip tušinukai, bet jie tokie, kaip Lengvai. šlepesni. Na va, juodo tušinuko būtinai reikės tam kontūrui nupiešti, lygaus pagrindo, kartoniuko kažkokį pasidėti po apačią, bet būtent, kad kietas, kad lapas neišsilenktų ir būtų patogu piešti. Na ir kai kažkokia plankėlė būtų neblogai, kad piešiniai nesusiglamžytų, kad būtų pagarba savo kūrybai. Na ir visos priemonės paprastos, kaip ir visur fraktaliniam metode, investicija į priemonės minimali ir ilgalaikė, nes ilgam užtenka. Jokių trintukų nieko nereikia. Netaisom. Netrinam, ar ne? Tai net pieštuko jokio nenaudosim. Na va, tai ir viskas, ir prisijunkite, išbandysim, kaip tik ilgai, manau, netruksim ir bus daug aptarimo, juk aptarsim jūsų diagnostinius piešinius, su kiekvienu atskirai bus konsultacija. Žodžiu, kas jau piešia, bet labai įdomu palyginti, jeigu nesenai piešėt, buvo diagnostiniai piešiniai, dabar galim palyginti po kažkiek tai laiko, kas pasikeitė. Net ir pažengusiam galėtų būti įdomu. Na va, ir pabaigoje, žinoma, aptarsim, ar buvo kažkoks rezultatas, ar jūs pastebėjot, ar kažkas matyti. Tai va, žodžiu, bendrausime, ne taip, kad sakysiu, pieškit, dabar brūkšniukais, dabar taškeliais ir viskas ate, ne, iš manęs to nesitikėkit. O tarp kitko, man labai įdomu, vat, pavyzdžiui, ar fraktalinė metodė yra ta simbolika tų grafinių ženklų, ar ne kažkokių. Kai spalvinį pieštuku, tai ten paspaudimas, ten, nežinau, palinkimas, ryškumas, spalva. O kai su tais markeriais, tais rašikliais ar ne, gėliniais, tai ten ženkliukus, rodai pavyzdį mums dabar su taškiukais.
Jeigu aš sakau, aš nenoriu taškiukų dėlioti, aš noriu ten, nežinau, rambiukus piešti kažkokius. Tai yra skirtumas simbolikos kažkokios reikšmės ar... Mes šiek tiek nagrinėsim tą Mhm. simboliką, nes metodo autoriai yra pateikus tam tikras reikšmes. Ir šiaip pasirinkti, aišku, galima, bet yra, nu, metodo autoriai išdėliojus, ką po ko piešti tuose Aha, devyniuose piešiniuose, kad taip. nu, e, jūs nu, išnaudotumėt visas galimybės. Tai piešiami, kaip čia pasakyti, klasikiniai vadinamieji elementai, kurie turi savo reikšmę, mes ją nagrinėsim. Nu, bet ir pažiūrėsim, kaip jūs jaučiat tą ornamentą, ar jis atsispindi emociniam kažkokiam tai fone, ar kažko provokuoja jūs į tam tikrų daryti kažkokius tai žingsnius, sakysim, ar nieko jūs nejaučiate. Yra, Mhm. yra reikšmės tų elementų, bet tai nereiškia, kad jeigu tu pieši trikampiukus, tai nu, čia reikia visą piešinį užpildyti, visą ciklą, nes nu, čia nėra tokia, kad papaišy truputį, o kodėl man taip nevyksta. Mhm. Nu, to pasinerimo galbūt irgi reikia. Jo. Aš noriu tik priminti, tiksliau nepasakiau pačioje pradžioje klausytojams, jeigu turite vat, klausimų ar kažkokių komentarų, tikrai rašykit. Stebiu, matau, tai galėsim atreaguoti ar paklausti. O Brigita, o tu esi pati susidūrusi su, tarkim, kad vat kažkurio tai simbolio, nu, vat yra tiesiog vidinis prieštaravimas, nu, nenoriu. Mhm. Nu, ta prasme, kada šiaip kuri, tai Mhm. žinoma, tu paisai to nori, nenori, bet Taip. nu, jeigu reikia gerti vitaminus, tai reikia ir išgerti juos. Nes, pavyzdžiui, nu, tai, kas sunkiausia, nu, tai jeigu tu tai, O kaip daugiausia sakyti, didžiausias valdai tą potencialas drakoną, tampa. tai tampa tavo jėga, tavo, tu praplėti savo tą komforto zoną. Ta prasme, nu, čia siūloma įvaldyti, ta prasme, išjodinti. Mhm. Čia taip, jeigu visą laiką vengsi, tai ta prasme, tu ir tam, bet kaip diagnostinis piešinys, jis kaip ežeras. Tu jame plaukioji, sakai, bet žiūrėkite, aš tokia. Antrą piešinį pasižiūrėkite, aš tokia, jeigu jūs nesupratot. Ir dar kartą aš jums deklaruoju, kad aš tokia. Ir tai 12 piešinių ir mes, taip tu tokia, bet o kur mano pokytis? Nu, tu visą laiką teigiai, kokia tu esi, bet mes tau siūliam, kad žinai, einam už kampo, o tu ne. Tai ta prasme mes ir siūlom tuos, nu, būtent tokiu švelniu būdu tą pokytį sukurti. Nes jeigu tavo linija kitokia, tu kitoks. Pavyzdžiui, žiūrėkit, paauglių judesiai, jie tokie būna kampuoti, kartais negrabus. Labai sudėtingi procesai vyksta jų kūne ir todėl tai atsispindi judesiuose. Ir jeigu pakeisti rankos judesi per kitokį, galbūt nepatogų piešimą, tai ir jūsų irgi keičiasi galimybės jausti, suprasti, sintetinti, rasti tuos sprendimus, kurių jūs anksčiau nematėte, pavyzdžiui. Nes linija atspindi, kaip mes mąstom. Ir ją galima pakeisti, reiškia, tu įgyji naują liniją, kaip mąstyti. Nu, jo, ir neurojungtis naujos kūrėsi Taip, 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 smegenyse. tai todėl verta ir pasižiūrėti ir tuos, kur nepatinka, pabandyti bent jau. A4 lapas labai saugus laukas viskam pabandyti. Aha, labai įdomu. Ir žinai, dar man irgi va, toks klausimas kilo tavęs beklausant. Ar esi susidūrusi savo praktikoje, kad, va, tarkim, piešiant pirmus tuos tris diagnostinius, kad labai skirtųsi kardinaliai? Pirmas, ten antras ir trečias, ar taip, ar ne? Taip, iš tiesų retai tai būna, bet yra. Tai tiesiog, jeigu piešiniai labai panašus, tai nurodo žmogaus na tam tikrą tolygumą. Taip. Kad, pavyzdžiui, diagnostinį piešinį rekomenduojam per dieną piešti. Na, tai jeigu vieną dieną toks, kitą dieną toks, tai nurodo, kad žmogus labai dinamiškas savo vidumi, kad vieną dieną tu jį sutikęs, jisai ramus, su tam šnekasi, o kitą dieną jis visai tavęs nepastebi, nes nu, jis neturi nuotaikos.
o trečią dieną juokiasi kažkodėl tai. Na, dabar esmė, kad skirtingai reaguoja, skirtingas, jo labai dinamiškos būsenos yra. O Mhm. panašus piešiniai rodo tolygumą, kad tu jeigu bendrauji, tai tu ko tikiesi, tą ir gausi. Ta prasme, tai yra, nu kaip, nu, vat skirtingai. Mhm. Nu, man labai įdomu, pavyzdžiui, nu, vat moterį imant, ar ne? Nu, moters ciklas yra toks dalykas, kad tikrai vieną dieną dar tu galėjai jaustis gerai, o kitą atsikėlė, nes ten prasidėjo prieš menstruacinis tas periodas, ar ne? Nu, ir viskas yra automatiškai tokiom kaip aš, kur ten su daug ugnies ir ten viskas aktyviai ir intensyviai vyksta. Nu, ir turbūt mano, nu, vat, nežinau, reiktų pasigalvoti, gal ir nusipiešti. Nu, ta prasme, tai tiesiog, nu, nėra nei gerai, nei blogai. Taip. Tiesiog vienos moteris tikrai ir vyrai, tarp kitko, yra dinamiškesni savo būsenoje, staigesni savo perėjimuose, o kiti yra daugiau tolygus, pavyzdžiui, turi daugiau žemės, sakysim, ne kaip tu ugnies, ar ne, yra kas turi daugiau žemės ir savo taip ramiai, va, iš lėto, takiai. Na taip, labai skirtingai. Nereikia tos etiketės klijuoti, kad jau moteris, tai čia būtinai tai dinamiška. Jinai irgi turi savo tą Na taip. tekėjimą, tą. Kartais man sako, nu tai ką čia reiškia, jeigu aš piešiau, pavyzdžiui, piešinį kelias dienas. Vieną dieną buvo Mhm. nusiminus, kitą dieną pradžiugau, penktą dieną neprisimenu, ką aš ten jaučiau. Tai ką tada tas piešinys rodo? Bet čia labai primityviai žmogus klausė, Mhm. tai sako, ar aš linksma, ar aš liūdna? Ne, taigi tu visokia ir piešinys įrodo, kad tu esi visokia. Pavyzdžiui, turi daug, jeigu tų išsikišimų uodegėlių, tai ne tik tai nurodo kūrybingumą, bet ir emocinius protrukius nelaiku, ne vietoje dažnai gali rodyti. Tai va, tavo kol kas nerodo. Nepradėk. Ne, 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 aš nelabai. Nerodo, tavo gražus, tu esi Taip, suvaldžius, apvaldžius savo tą drakoną. Tai ta ačiū. energijos tą. Ačiū. Nu jo, tai esi mačius mano Juste, dar kitų noriu piešinių. Tai pasidalinti vieną gerą naujieną. prašau. Tai visi tikriausiai žino mano knygą, gal kažkas ir nežino. Jau man rašo, kad prašo iš manęs nusipirkti, bet jos nebėra. Bet gera žinia, kad jau ruošiamas naujas papildytas leidimas, o čia bus toksai rutuliukas, naujas papildytas leidimas. Aišku, galbūt ta knyga bus tik tai gal ant kalėdų, bet tu prasme, kad jau dabar mes pradedame apie ją kalbėti, nes jeigu yra poreikis įsigyti, turėti, reiškia, tokį kaip vadovėlį, tai ta knyga bus dar kartą. Senai, žinoma, jūs galite rasti bibliotekoje, kažkur iš antrų rankų. Ir noriu pasakyti, kad tam papildytam leidime bus mano paskutinių 10 metų meninės krypties, reiškia, piešiniai, aprašymai, įvairios ten technikos, kurių Wow. gal net ir kursuose nesidalinau, tik tai savo klube, kur ten yra Aha. piešiančiųjų klubas. Tai kad bus įdomu skaityti, išbandyti, tai, žodžiu, O, laukite. o tai Brigita, jeigu paleisi iš ankstinę priekybą kažkokią, tai nes nubūna, kad leidžia ar net ten leidyklas ar kažkaip, tai duok žinoti, aš jau pasidalinsiu ir su tavo mokiniais ir klausytojais būtinai. Iš tiesų visų tuo PR rūpinasi leidykla Tyto Alba, tai jie turi visą sistemą, tai aš Mhm. kažkaip Nu, tai, nu, tiesiog, jeigu žinai, jie taip, pasakys, kad taip, paleidžiam kažkokią iš taip, ankstinę, ar nebūna, jie tikrai taip taip, daro, tai duok žinoti, aš taip. Mhm. pasidalinsiu ir su Gerai, tavo ačiū jūs ten. klausytojais. Ja, nes ta knyga tikrai puikia dovana ir jinai tokia buvo perleista net 2 kartus. Taip. Na, 2016, 2020, tai rodo, kad tikrai žmonės mėgsta ir vertina ir ieško tos knygos kaip įkvėpimo šaltinio, kaip papildomos informacijos. Tikrai taip. Tai Tai toks anonsas. mhm. Labai gražus anonsas. Vat kaip tik kalėdom, tikrai tikiuosi, kad iki kalėdų išeis ir bus nuostabi dovana. Kalėdų
proga. Ir žinai, Brigita, man dabar atėjo, vat, visiškai dabar toks tau mintis, nežinau kodėl, o tu, pavyzdžiui, nesvarstai niekada išleisti, nežinau, ar tai gal ne metaforinių, Oracle turbūt kortelės būtų, vat, fraktalinių su, nežinau, kažkokiais aprašymais, nu, žinai, vat, nu, kaip dabar tiesiog man taip atėjo ir aš jų net matau, žinai, kaip šiuk, 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 žinai, o čia toks fraktalas, ten, nežinau, pinigų ar ten, nu, kažko aš čia tai fantazuoju. Žinai, ateidavo tokia mintis, bet dabar tų kortelių tokia gausa, kad aš tiesiog, nu, vat dar kol kas gryninu tą A, idėją. fraktalinių nėra. Bus, jau jos yra atspausdintos. Viena mano diplomantė, kuri, Ok, žinokit, nu, baigus 4 dalių kursus, apgynus diplomą, gali gauti diplomą. Tai vat ok. viena diplomantė, kaip tik iš Klaipėdos, jinai savo diplominį darbą baigiamai pasirinko būtent korteles. O, Bet jos kortelės yra abstrakčios, pagamintos iš tų, tokių, piešinių, tokių, va. ok. Bet ten ir surašytos įvairios ten sentencijos kartu apmąstymams visokie dalykai. Žodžiu, įdomus reikalas, tai mes būtent renkamės tam gynimui, kur bus 3 diplomantės gegužės 9. Tai nuo tos datos aš jau galėsiu pristatyti fraktalinės Simonos korteles. Ja, fainai. Nes jau dabar jau jos yra atspausdintos ir tikrai labai gražios, išieškotos tokios ir vat įdomu, kad jos yra abstrakčios. Tai būtent nu, didesnė galimybė žmogui, naudojančiam daugiau ten visko įmatyti, negu kad tiesiog jau kažkas nupiešta ir tu į tai žiūri. Oi, labai norėsiu irgi iš tų kortelių. Ir va dar mūsų irgi klausia Oksana, kaip pasikeičia žmogaus savijauta ir vidinė būsena tarp pirmojo ir paskutinio piešinio šiame kurse? Tai aš taip suprantu, kad kalba apie kursą šitą, kur mes dabar turėsim grafinio fraktalų. Nu tai fraktalai visada turi tą harmonizuojantį poveikį. Jie dažnai turi sveikatai pozityvų poveikį. Bet čia, sakau, kaip kiekvienam žmogui yra labai skirtingai, nes mes pradedam piešti skirtingoje būsenoje. Šiaip bendras, kaip ir sakiau, yra harmonizuojantis. Taip pat, jeigu turim tą subrendimą kažkokiam tai pokyčiui, tai na, piešiniai padeda harmoningai jį realizuoti. Pavyzdžiui, aš pakeičiau profesiją. Tai, nu, aš nesakau, kad jūs pakeisit profesiją. Kažkokie kiti pokyčiai įvyksta. Na, bet ir mes pamatysim pagal paskutinį diagnostinį, kokie pokyčiai įvyko, jeigu, nu, pasakysim, iš karto baigus ciklą jūs pačios negalite vertinti, to patys negalite vertinti. Na ir, pavyzdžiui, tas efektas, jis nepasireiškia galbūt iš karto, kai jūs ten baigėt piešti. Jisai skleidžiasi gal kelis mėnesius, kažkam ir visus metus jisai skleidžiasi tas efektas. Nes nesenai vat, girdėjau tokį komentarą ir jis tikrai skambėdavo, kad dabar aš gyvenu visiškai kitaip. Nu, vat tie metai po ciklo piešimo man praėjo visiškai kitaip negu, nu, ankstesniai metai. Net neįvardina kuo, bet sako, aš jau dabar kitaip gyvenu. Bet, nu, gal čia ne rezultatas kažkam atrodo, bet žmogus su pasitenkinimu tai sako. Taip, tai čia labai didelis Tai, rezultatas, tai čia labai didelis. pasitenkinimas. Nu, Taip. savo gyvenimo kokybę ar ne, požiūrio kampu ar jausmu, kaip jautiesi savo gyvenime. Nes, nu, vat, kada eini į tuos norus visą laiką, tai tu, nu, kaip ir gopšumą tą tokį savyje, kaip stimuliuoji, kad kuo daugiau, tai čia Mhm. tuo geriau. O čia staiga gali tu atras, kad tave, pavyzdžiui, paprasti dalykai labiausiai džiugina, kad sakysim, kažkokie visai kažkuom neįskirtiniai ten pasirinkimai, ar ten, sakysim, kažkokie dalykai, kurie nėra kažkuo ypatingi, būtent jie ir teikia džiaugsmą. Ten kaip gyvūnas gali būti, ar kažkoks tai hobis, ar tiesiog buvimas ramiai, ar, nu, aš nežinau, gal kažkas tai kito, bet, nu, tu tiesiog pradedi nebemeluoti savo. Tai va, Oksanai galiu pasakyti, kad pažiūrėsim, koks bus tas efektas, Mhm. kadangi, nu, mes Taip. pažiūrėsim tą
Bet, nu, galbūt čia tas klausimas buvo, gal čia kažkaip gali pakenkti tas piešimas, kad įvesti į Nu, ar kažkokią gali sistemą. pakenkti? Nu, Nu, ne. negali, jis tikrai labai ekologiškas. Ta prasme, jis tavęs, aišku, nestumia į super kažkokį rezultatą, kaip ta juodoji gulbė sušoko paskutinį šokį ir numirė, tai į tokius dalykus neveda šitas piešimas, jis veda į harmoningus, į tuos pokyčius, kuriems tu esi pasiruošęs, subrendęs ir sąmoningas. Taip. Todėl reikia tiek daug piešinių. Tai gerai, mes gal po truputėlį keliaukime į pabaigą Mhm. mūsų laivo ir tada tokius dar pagrindinius akcentus, ar ne? Esam nurodę, kad vyks du susitikimai online ir tai galbūt gazdina, ką, nu, tarkim, ar ne, nežinančius dar gal niekada nesusidūrusius su fraktalų metodu ir dar čia online. Ir čia ar man užteks tuos 12 piešinių nupiešti, ir čia ar mane kažkaip aš gausiu to Brigitos dėmesio, ir aš čia žinosiu. Gal gali vat, šitą dar dalį taip truputėlį praplėsti. Na tai aš iš tiesų kviečiu bendrauti viso kurso metu. Tai paskaitos tikrai bus dvi, nes informacijos nėra tiek daug, pavyzdžiui, kiek piešiant 21 piešinio ciklą, nes ten spalvų, žodžiu, ten, niuansai. Tai čia nėra tiek daug. Todėl tos paskaitos dvi, bet iš tiesų nusistatysim pagal tai, kiek mūsų bus kurse, kokį laiką mes skirsim bendravimui, sakysim, mėnesį, aš tai tikrai taip galvoju, kad visą laiką būsim ryšy per Messengerį, kol jūs piešit. Ir jūsų laukia dvi asmeninės konsultacijos. Viena, kai jūs nupiešite diagnostinius, mes asmeniškai su jumis susitiksim per Zoom ir aptarsim jūsų darbą, tuos tris piešinius. Jeigu turit, palyginsim su senaisiais. Ir kada jau jūs baigsit tą ciklą, reiškia, ir nupiešit paskutinį savo diagnostinį piešinį, tada mes susitiksim vėl apibendrinimui, irgi asmeniškai, ne šiaip porą žodžių kažką mestelt, o kad nuodugniai aptarti jūsų rezultatą, ką jūs tenais išpiešit per savo tą 12 piešinių. Tai manau, kad to dėmesio tikrai užteks, jo visiems reikia nevienodai, todėl siūlau tą tokį formatą bendrauti per Messengerį, per žinutėmis viso proceso metu. Mhm. O Visą procesas mėnesį. esam numatę mėnesį, ar ne Taip, kažkokį tai? taip, manau, kad 12 piešinių tikrai tai yra realu nupiešti. Super. Nu, nu, žinok, net ir aš gundausi. Nes aš, pavyzdžiui, esu tokia trumpų distancijų bėgikė. Nu, kaip sakau, nu, sprinterė, žinai, ir projektinė. Tai, aš prisipažinsiu, nesu nupiešus viso 21, nes man mano būdai yra, nu, per daug. Aš žinau, kad aš ties pusę kažkur užsilenksiu. Bet va 12 man jau toks, žinai, skaičius yra, ok, dar čia va tai yra, kad tie ženkliukai visokie, nu, va ten ar net tie grafiniai. Aha. Mhm. Tai reiškia, dar kiekvienas bus kitaip. Nu, tai va jau mano tą sprinterį, žinai, tai kiekvienas skirtingas jau yra įdomu. Taip, taip, taip. Nu, tik tiesiog tas vat, susikaupimas ten tos visus, tas Taip. linijas, visas brėžiant, tą tašką padėti, žinok, tu čia sakei, galiu per 15 minučių tą piešinį nupiešti. Nežinau, ar tu turėjai omeny valandą, Ne. bet nežinau, jis skirtingai užtrunka Taip. žmonės. Pavyzdžiui, aš tuos taškelius tai įdėjau 3 dienas, bet aš, nu, ten dirbau irgi turėjau, tik pribėgamai. Ai, taip, taip, Tik taip, taip. pribėgamai. Nes, nu, čia ir tie bus, vat, sakysim, pati struktūra to piešinio, jinai, nu, tokie didesni ploteliai specialiai piešiami, kad būtent, nu, galima Aha, va, būtų matau linijom, ar ne? tais visais ornamentais užpildyti, kad būtų vietos jiems. Oi, pas tavai irgi labai graži širdutė yra, nežinau, kodėl aš šitą širdutės matau, Nu, jo. bet ir dar kitą matau. Ir, ai, va, matai dvi netgi, nes viršui prie tavo rankos dar ten matau Ai, tokią viršuj, palinkusią taip. Nu, viržalę. žodžiu, širdučių karalienė tu šiandien. Šiandien, va. O labai gražus tavo šitas
Čia dabar tu išpieši šitą fraktalą, ar Taip, ne? aš noriu pasakyti, aš pradėjau jau piešti, padariau su taškeliais, dabar darau su linijom ir kartu su jumis irgi piešiu, taip kad negalvokit, kad čia sėdžiu kaip Napoleonas ir komanduoju. Aš irgi viską darau, Hmm. tikrinu ir, žodžiu, piešim kartu. Nors aš truputį anksčiau pradėjau, bet tai dar nieko nereiškia. Aha. Tai ar yra dar kažkas, ko aš nepaklausiu, ar mes nepaminėjom būtent apie artėjantį ciklą, ar apskritai apie fraktalus, apie tą kursą? Mm, Nežinau, viską liktai aptariam. Daug, nebus daug informacijos ten, kad apkrauti, bet tai labai kaip tik pavasarį. taip, taip, aš kaip tik vat ir pagalvojau, kad šitą ciklą galima vat šituo metu skelbti, nes tikrai jums nebūtina būti namuose, kad jūs pieštumėte, jeigu važiuojate į sodybą ar į kažkokius tai poilsio namus, tai galite pasiimti, jeigu ten nu, nereikia jums ravėti ten, nu, kai sodinti dabar, kasti, jeigu ten kažkur tai sėdit. Tai galima pasiimti ir kažkur darbe per pertraukėlės papaišyti šiek tiek. O, bet Tai tikrai labai irgi toks faina. neblogas irgi restartas, arba būna, kad tokios profesijos, kad reikia palaukti ar kliento, ar susitikimo, tai irgi vat išsitraukia iš stalčiaus savo papaišai ir viskas, ir judi į priekį. Arba kai reikia pagalvoti, žinai, tada pasiemi kitą daryti dalyką ir tada ateina kažkokias aiškumas, apie ką ten reikėjo pagalvoti. Galimai ir taip, taip. Tai va. Tai jeigu dar, pavyzdžiui, būtų klausimų, tai galite rašyti Justei arba man. Mm, Justei gali. daugiau organizaciniais klausimais, man daugiau apie patį ciklą, jo Ciklą atlikimą, apie metodikai. galimybės. Tai va. Tikrai, tikrai. Klauskit, kada, jeigu subręs vėliau klausimas. Jo. Tai kągi, ačiū tau, Brigita, už šitą dar vieną nuostabą mūsų laivą, už tai, kad tu daliniesi ir darai šitos kursus organizuoji. Ir dalyviam, kurie esat pasižymėję, kad norit gauti įrašą, tai atsiųsiu įrašo nuorodą ir atsiųsiu visą informaciją per artėjantį mūsų grafinių fraktalų kursą. Tai tikrai labai labai kviečiu dalyvauti ir apdovanoti save ir, nu, vat ir aš jau taip, nu, gundausi, aš labai gundausi. Tai tiesiog pabandyk, jeigu patrauks, pažiūrėsi. Jo, Gal va. kažkur kitur savo kūrybinėse sąsiuviniuose pritaikysi, ten tu ten klijuoji, kai kada gal Nu, aš kažko ten viską. pribraižysi dar Nu, papildomai. vat, galbūt, galbūt. Nu, čia žinok, jeigu pat apverščiau kompiuterio kamerą, tai yra visko čia. Aš jaučiu. Kažkaip taip ir atrodo panašiai. Tai kągi, ačiū dar Ačiū Juste. kartelį tau, Brigita, ačiū, kad žiūrėjot ir skiriat šį vakarą žiūrėti įrašą, ne įrašo laivą tiesiogiai. Ačiū visiems, kurie žiūrėsit įrašą ir labai labai tikiuosi, mes susitiksime grafinių fraktalų kurse. Linkėjimai iš Klaipėdos viso. Iki. Viso iki.